Universitetuose gimsta daug įdomių idėjų, tačiau jos dažnai taip ir lieka tarp aukštųjų mokyklų sienų. Tačiau Lietuvos sporto universitetas su visuomenė aktyviai dalijasi sukaupta patirtimi. Jau išskirtinėmis tapo universiteto rektoriaus atviro šeštadienio pamokėlės, kurias ypatingai pamėgo besidominti sporto mokslo naujovėmis. Universiteto specialistai daug dėmesio skiria sveikos gyvensenos idėjų skleidimui įmonėse ir organizacijose, įvairiems nemokamiems fizinį aktyvumą skatinantiems projektams. Sužinojome apie sporto universiteto vykdomą programą, įsijungėme ją aktyviai ir paleidome pilotinį projektą savo įmonėje. Šio projekto metu mūsų įmonės darbuotojai, savanoriai dalyvavo atliekant tyrimus, visi buvo apdovanoti žingsniamačiais, skaičiavo savo žingsnius ir pamatė, kad iš tiesų praleidžia savo dieną labai daug sėdėdami ir mažai judėdami. Todėl dar viena iš to pilotinio projekto dalių buvo būtent įvairios mankštos, kurias darbuotojai gaudavo internetu į savo kompiuterius ir pertraukėlių metu darydavo tuos pratimus. Patys pastebėjom, kad jeigu ilgesnį laiką aktyviai nieko nedaryt, tai prasideda normalios bėdos, kas lemia, kad sėdi jau su skaudančia nugara, ateina ligų sezonas, normalu, kad iškrenta žmonės, o toks jau tas laikas yra, kad ir mūsų srityje, kad laikas iš tikrųjų yra brangus ir net ir iš tos pozicijos žiūrint, pradedi galvot, kad gal verta ir naudinga yra rūpintis ne vaistais, bet visiškai kito dalykų, tai yra priežastimis, kad nereiktų visai sirgti. Šiai dienai sveikatinimas tampa netgi didesnių prioritetų negu pasiekimų sportas ir tai iš principo labai geros tendencijos. Visų pirma, aišku, dėl to, kad visas pasaulis suprato, jog nesirgti yra pigiau arba prevenciškai saugotis ligų yra pigiau negu gydyti ligas. Dauguma mūsų didžiąją darbo dienos dalį praleidžiame prie kompiuterio, vis mažiau judame ir norime tai daryti. Prieš keliarius metus Lietuvos sporto universiteto įkurtas Nacionalinis sveikatinimo institutas dėmesį telkė sveikos gyvensenos idėjų pristatymui. Instituto darbuotojai sukūrė sveikatos programas ir jas diegė įmonėse. Juose ne tik pristato sveikos gyvensenos principus, bet ir veda užsiėmimus. Visuomenė pradeda apskritai jausti, kad universitetas tai nėra vien tik tai sausas mokslas, jeigu taip galima pasakyti, bet lygiai taip pat tai yra žinių potencialas ir tas žinias jisai stengiasi perduoti visiems žmonėms. Tai vis dėlto mūsų universitete yra be galo svarbi misija, tai yra skleisti tą gerąją patirtį, tarkim per šeštadienio rytmečio pamokėlės, kurias inicijavo Viso labo vienas žmogus, tai yra universiteto rektorius Albertas Kurvidas. Šiai dienai ten prisijungia vis daugiau ir daugiau lektorių ir žmonės domisi mokslu, o mokslas tai yra objektyviausias kelias, įrodant kažkokias tiesas, kalbant apie sveiką mitybą, apie sveiką gyvenseną, apie sveiką judesį. Sportuojantis žmogus yra energingas žmogus, jis yra nemiegantis žmogus, jis yra nepavargęs žmogus ir jis yra dažniausiai mažiau sergantis žmogus. Ir vien tik iš tos pozicijos žiūrint, ne tik rūpinantis bendražmogiškais dalykais, bet ir rūpinantis įmonės reikalais, naudinga yra dėti visas pastangas įmonės atžvilgių, kad toks žmogus ir dirbtų. Tai yra sveikas, energingas ir laimingas. Labai sudomino mankštos darbo metu. Dar pertraukėlių, tų 10 minučių pertraukėlių, kurios privalomos visiems dirbantiems prie kompiuterių. Būtent šitos mankštos sudomino daugumą darbuotojų ir tai būdavo, kad užsirakindavo kabinetus ir sportuodavo visi kartu. Reiškia vėl ne tik ta asmeninė nauda, bet kartu ir kolektyvo formavimas, kartu pajautimas draugo, pasirungtyniavimas galbūt, kiek kas gali ir nori sportuoti. Nacionalinio sveikatinimo instituto specialistai ne tik pristato įmonių darbuotojų mankštas ir sudaro programas, bet ir konsultuoja, kaip įrengti įmonių sveikatingumo ir sporto klubus, kuriuose prieš ar po darbo pertraukų metu darbuotojai turėtų galimybių pasportuoti. Moderniam vakarietiškam pasaulyje jau tapo tradicija, tai yra įmonių sveikatinimas arba sveikatinančios darbo aplinkos kūrimas. Amerikoje, sakykime, arba vakarų Europoje skaičiuojama, jog iki 70% visų įmonių turi vienokias ar kitokias sveikatinimo programas darbuotojams ir jos gali būti galbūt nuo visiškai elementarių dalykų, sakykime, seminarų, iki labai intensyvių, tai yra organizuotų įvairių veiklų skirtų įmonės
darbuotojų. Sveika mityba nemažiau svarbi už fizinį aktyvumą. Įvairių receptų, kaip tai daryti, netrūksta. Universiteto specialistai ir čia dalijasi žiniomis, o jų rekomendacijos padeda sveikiau gyventi ir geriau jaustis. Tikrai reikėtų vis daugiau ir daugiau gilintis į mitybos mokslą, kadangi yra pilna mokslinių straipsnių, kurie rodo, kad, tarkim, prastos mitybos neišsportuosi jokių sportų. Kadangi vis dėlto mityba tai yra tas faktorius, kuris labai stipriai įtakoja mūsų sveikatą. Ne vien tik tai sportas, bet ir mityba. Dėl to, aišku, reikėtų atlikti vis daugiau ir daugiau tyrimų ir mūsų universitetas gali tą padaryti. Šalia Ąžuolyno parko įsikūręs Lietuvos sporto universitetas kviečia visus kauniečius sportuoti lauke. Universiteto specialistai veda nemokamas treniruotes, kuriuose miesto gyventojai gali išbandyti šiaurietišką ėjimą ir kitas veiklas. Kelios dešimtys kauniečių nuolat sportuoja, o kas nemažiau svarbu, tai daro su profesionalų pagalba. Be to čia renkasi nemažai senjorų, kurie ne visada turi galimybę apsilankyti sporto ar sveikatinimo klubuose. Tokiam amžiui kaip jau mano, tai jau reikia judėti. Gerai jaučiuosi. Patinka. Visokio amžiaus žmonės ateina ir matosi kiti, kad užsikabina ir nuolatos lanko, vis naujų veidų daugėja gretos. Universiteto tai labai puikia iniciatyva, bet stebiuosi žmonėmis, kurie gali gauti nemokamas treniruotes ir neteina. Kaip skelbiama visur. Žmonės renkasi tai įvairiaus amžiaus, yra susiformavusi bendruomenė, kuri pastoviai vaikšto, užsikabinę šitos veiklos, turbūt be mūsų ir nevaikščiotų, o yra dalis, kuri pastoviai keičiasi, pramoksta, išeina, ateina kiti, mokosi. Galima sportuoti, galima sveikatintis ir būti fiziškai aktyviam, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo lyties, nuo įrangos ir panašiai. Ir tai yra vienas iš pagrindinių tikslų, kad tiesiog žmonėm parodyt, jog tai reikia tik noro, tai reikia tik šiek tiek pastangų ir sveikata iš tiesų gali stiprėti ir sakykime, ne tik tai fizinė sveikata, ypatingai psichinė sveikata gali stiprėti neturint jokių kaštų. Lietuvos sporto universitetas siekia Kauną padaryti vienu sportiškiausių miestų. Moksliškai įrodyta, kad visuomenės fizinis aktyvumas sutaupo milijardus sveikatos apsaugai. Tad universiteto žinios ir iniciatyvos padės keisti visuomenės požiūrį, o sveikatinimo idėjos plis dar plačiau.